jeigu čia mes mėlynį ginamės, taip, čia kamuolys yra, tarkim, čia puola, čia kažkas, čia kažkur, čia žmogus, tai biški pasispaudžiama į šitą pusę, tik tie du žmonės irgi mato šitos pusės žmonės, irgi eina tolimas per. Metimas netikslus ir SKM komanda švenčia dramatišką pergalę, sezonas pradėtas pergalingai. Štai taip, Karolio Čydžiaus treniruojami Sostinės krepšinio mokyklos vyrai įveikė Patriotus rezultatu 65-61. Tai, pirmas dalykas, aišku, džiugu, kad laimėjom. Tai vienintelis geras dalykas, galėčiau pasakyti, šiose varžybose. Jeigu situacija mūsų apie komandą kol kas truputį pasako tai, kad ties naujokas ateina tiesiai į varžybas, su kuriuo aš susipažįstu per varžybas ir, tenka žmogui duoti žaisti, nes situacija, kad trūksta labai centrų, tikrai pasakysiu, negera situacija. Turime kol kas du aukštus žmonės, nes vienas užsiėmė šiandien buvo, kitas susitraumavęs buvo, tai su dviem aukštai žmonėm prieš tikrai galingus centrus šiandien buvo tikrai gan sunku žaisti, įsibaudavom, kai matėm vienas centras. Bet už tai turime tikrai labai solidžią mažiukų liniją, kurį matėm šiandien ir paspaus gali, ir greitai pabėgti, ir metą, gal šiandien nepataikėm tiesiog, bet ateity tikrai yra ir metikai geri, ir gerai žaidžia pick and rollą, galinga mažiukų linija, trūkumas truputį, sakyčiau, kaip sakiau, centrų poziciją. Ar sunku vadovauti trenerių komandai, kur visi patys dirba treneriais? Tai čia susitarėm, kad vienas treneris yra, ne visi, ir paprasta viskas. Komandai keliamas tikslas patekti finalinį ketvirtą, realusis ar ne? Paklauskit po 5 varžybų. Padėjau tikrai laimėti komandinę dvasią, stengiamės, dar reikia susižaisti, ateityje tikimės laimėti didesniais skirtumais. Komandai keliamas tikslas patekti tarp 4 stipriausių komandų, ar tai realu? Be abejo. Su tokiais žaidėjais mes galime net laimėti čempionų titulą.